Dieve, mes dėkojam tau, kad mes turim tave, amžiną gyvą Dievą, kad mes šiandieną galim garbinti tą, kuris verta šlovės, kad mes negarbinam kaip kiti žmonės, kai kurie. Tai, kas yra laikina, kas praeis, kas iš tikrųjų neverta šlovės. Mes garbinam tave, Kūrėją, gyvybės ir visako šaltinį. Mes dėkojam tau, kad atsiuntei savo sūnų Jėzų, kad jis numirė už mūsų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė mūsų išteisino ir mums parodė patį didžiausią nusižeminimo pavyzdį. Dėkojam už kiekvieną centą, Dieve, paaukotą tavo šlovę ir tavo garbę. Šventoji dvasia, aš meldžiu, prašau, padėk man pateikti tą žodį. Ir Jėzau, aš išpažįstu, kad esi geriausias pamokslininkas Jėzaus vardu. Amen. Tai sėskim, brangieji, Dievo akivaizdoje. Aš tikiu, kad mums labai reikalingas Dievo žodis. Ar amen? Žinot, iš tikrųjų, aš tikiu, kad mes, kada šlovinam Dievą, mes patiriam kažką tai. Aišku, kartais kitiems daugiau mažiau, bet aš pasakysiu, kad tai yra kaip gėrimas. Mes geriam dvasią, bet mums taip pat reikalinga ir duona. Amen? Jeigu mėsa, duona, mėsa, visi kiti dalykai. Ir aš šiandieną noriu iš tikrųjų pasidalinti vieną žinią. Aš tikiu, kad Dievas įdėjo ją ir jinai labai svarbi. Aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkokiam vienam žmogui. Nes, žinote, aš pasakysiu vieną dalyką, kad yra toks labai įdomus principas Dievo žodyje, kad kada mes ateiname į Dievo karalystę, Dievas į mus įsodina į Jėzų Kristų vynmedį. Jis yra vynmedis, mes esam šakelės. Amen? Ir tada vyksta, paskui prasideda įvairūs procesai. Tam, kad mes duotume daugiau vaisius, Dievas padaro ką su mumis? Jis mus apkarpo. Tai va, šiandieną bus labai įdomus žodis. Aš noriu atsiversti kartu su jumis Evangelija pagal Matą 23 skyrių. Jėzus pasakė tokius žodžius. Jisai sako, žemė ir dangus praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Aleliuja. Taigi, aišku, yra tam tikrai žodžiai, kur buvo skirti konkrečiai tam tikriems žmonėms. Bet faktiškai visus be išimties galima pritaikyti čia. Taigi, 12 eilutė. Ir taip. Ir kas save aukština, bus pažemintas, ir kas save žemina, bus išaukštintas. Taigi, šiandien aš noriu, kad mes pamastytume Dievo žodžio šviesoje iš tikrųjų apie vieną labai šitą dėsnį, kuris vėl ir vėl yra gvildenamas Dievo žodyje, apie tai, kad yra tam tikri dėsningumai. Paklausykite, šiandien mes turime antrą aukštą, jeigu aš atidarysiu langą čia ir aš žengsiu tenai į tuštumą, kas įvyks? Aš nukrisiu. Yra traukos dėsnis. Ir žinot, kada mes nepaisome tam tikrų dėsnių, tam tikrų taisyklių, tam tikrų įstatymų, žinot, kas vyksta, mes juos laužome teisingai. Bet įdomiausias dalykas, kad kada mes laužome, pavyzdžiui, įstatymus, paskui įstatymai laužo mus. Jeigu mes laužome dėsnį, jie ką padaro? Jie sulaužo mus. Mes turim labai gerą tokį liaudišką išmintį, kuri vadinasi štai kaip. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Todėl yra tam tikri dalykai, kaip sėjos ir pjūties dėsnis. Va čia šitas dalykas tarp kitko. Kada Nojus aukojo tas visas gyvūnus išėjęs iš to laivo, kurį mes vadiname arka, Dievas pasakė, kad kol yra dangus virš žemės, ar yra dar dangus virš žemės? Yra dangus. Tai nesiliaus. Vasara ir žiema, naktis ir diena ir sėja ir pjūtis. Ir va šitas dalykas, paklausyk, va šitas
dėsnis įsakyta, kad kas save aukština, bus pažemintas ir kas save žemina, bus išaukštintas, yra dalis to sėjos dėsnio. Ir aš noriu tiesiog pažvelgti į istoriją, kaip visą tai prasidėjo. Ir pirma, ir aš pasakysiu, kad visos nuodėmės, bet kokios nuodėmės šaltinis, mes žinom yra kas? Šėtonas. Bet kodėl, ar Dievas sukūrė šėtoną? Dievas nesukūrė šėtono. Dievas sukūrė, dabar mes pažvelkime į jo kritimą. Nes jisai, aš atradau vakar tokią įdomią rašto vietą, kodėl žmonės save aukština? Žmonės save aukština, nes jie yra kokie? Išdidūs. Ar teisingai? Nėra taip, kad tu nuolankus ir dabar čia nori save išaukštinti. Ne. Kodėl? Ir mes turime pamatyti, kad šaltinis viso to dalyko yra būtent šėtonas. Ir aš Jobo knygoje, aš dabar noriu atsiversti tą eilutę, jinai man kaip tik vakar iššoko, 41 skyrius, jei neklystu. 41 skyrius, 23. Ir šėtonas iš tikrųjų, jisai turi keletą įvaizdžių. Mes žinom, gyvatė, senoji gyvatė. Ir vienas iš tų įvaizdžių yra tokia mįslinga būtybė, aš dar iš jos iki galo neišnagrinėjau, bet jinai vadinasi Leviatanas. Ir mes jį surandam 41 skyriuje Jobo ir ten mes atrandam tokius labai įdomus žodžius. Paklausykite. Žiūriu. Yes. Taip, paskutinė eilutė. 41:30. Jis žiūri, dabar žiūrėkite, va čia yra labai geras šėtono įvaizdis. Ir apibūdinimas, paklausykite. Jis žiūri į viską iš aukšto. Jis karalius visų išdidumo vaikų. Ką tai reiškia? Jis yra kvepėjas. Jis yra įkvėpėjas. Dabar, kasgi atsitiko šitos asmenybės gyventojų? Aš va čia kaip tik atsiverčiau. Jisai buvo nuostabus, gražus Dievo cherubas. Ir mes atrandame iš tikrųjų pirmą kartą šito dėsnio pasireiškimą Izaijo 14 skyriui 12 eilutė. Paskaitykime čia. Kaip tu iškritai iš dangaus? Žinot, ten yra įvairių teologų, kurie ten sako, čia visai ne apie šėtoną, bet akivaizdu vienas dalykas, paklausykite. Čia mes raštas aiškiai sako, kad čia yra asmuo, kuris iškrito iš dangaus. Paklausykite. Kaip tu iškritai iš dangaus? Liuciferis. Aušros Liuciferis, dabar paklausykite. Liuciferis. Mes dabar galvojame, kad tai yra labai baisus žodis, ne? Mes turim netgi lietuvišką atitikmenį Liucipierius. Ir mes žinom, kad tai yra toks, nesimpatiška asmenybė, ne? Jau kai sako, tu Liucipieriu ar dar kažkas, mes nesidžiaugiame, ne? Bet paklausykite, tas pats žodis, Lucifer, čia yra lotiniškas žodis, yra nešantis šviesą. Ir netgi yra vienas iš bažnyčios tėvų, ten yra 88 bažnyčios tėvai, tie ankstyvieji. Ir vienas iš jų yra būtent Liuciferis. Todėl, kad pats žodis yra gražus ir geras. Tas hebrajiškas žodis, kiek atsimenu, yra Hillel, jisai reiškia spindintis. Tai Dievas sukūrė šitą asmenybę nuostabią gražią. Mes toliau pažiūrėsime, žiūrėkite, kas įvyko. Žiūrėkite. Kaip tu kritai žemėn, kuris buvo paminęs tautas? Tu sakai, dabar žiūrėkite, bet kur yra jo kritimo priežastis? Tu sakei savo širdyje, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu Dievų kalne, tolimiausioje šiaurėje, aš pakilsiu aukščiau debesų ir būsiu kas? Lygus aukščiausiajam. Kas čia yra? Čia yra
Jisai buvo nuostabus kūrinys. Dabar paskaitykime dabar trupučiuką gabaliuką apie jį ir čia vieną tokį paaiškinimą pateiksiu. Ezekielio 28 skyriui. Ten yra labai įdomus dalykas, tai kad yra kalbama apie, dabar galvoju, tai yra Tyras. Tyro valdovas, kunigaikštis ir yra karalius. Ir kas įdomiausia, kad tas valdovas jis pasako, aš esu Dievas ir Dievas jam sako, tu esi žmogus. Ką tu pasakysi tam, kuris tave nužudo? Ar tu pasakysi, kad tu esi Dievas? Bet žiūrėkite, čia nuo 12 eilutės mes skaitome apie tikrai ne žemišką ir ne žmogišką būtybę. Paklausykit, kas čia yra parašyta. 12 eilutė, 28:12, Ezekielio knyga. Žmogaus sūnau, praudok Tyro karalių ir sakyk jam, taip sako viešpats Dievas, tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edene. Akivaizdu, kad tai nėra paprastas žmogus. Tave puošia įvairiausi brangakmeniai, sardis, topazas, deimantas, berilas, oniksas, jaspis, safyras, smaragdas, turkis ir auksas. Ta diena, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamzdeliai. Todėl yra manoma, kad jisai buvo atsakingas už šlovinimą. Čia yra tik tai prielaida tarp kitko. Dabar toliau, tu buvai pateptas dengiantis cherubas. Aš tave tokiu paskyriau, tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščiai tarp ugninių akmenų. Tu elgėsi tobulai nuo pat savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybė. Kokia nedorybė buvo atrasta jame? Dabar pažiūrėkime. Tau plačiai prekiaujant. Ir va čia man įdomybė. Žinokit, nežinau kaip jums, bet kada aš skaitau raštą, man patinka suprasti jį. Ir kada tu matai, kad kažkas nesusieina, tu supranti, kad kažkas nesusieina, ar taip? Ir aš galvoju, man visada, kad aš skaitydavau šitą raštą, aš galvoju, kokia prekyba danguje. Ir klausimas, kokia valiuta. Ir man čia kažkas nesuėjo. Ir va dabar aš neseniai sužinojau vieną įdomų dalyką, kad tas žodis, ką daro prekeiviai. Prekeiviai, jie vaikšto iš vienos vietos į kitą. Ir pirminis iš tikrųjų šito žodžio prasmė yra vaikščioti nuo vieno prie kito. Jie vaikšto, žinot, kartais vaikšto po butus, skambutis, labą dieną, pardavinėm tai ir taip, ir gal norėtume nusipirkti. Ką jie daro? Jie vaikšto nuo vieno prie kito. Ir šičia pirminė prasmė iš tikrųjų yra ne prekyba, bet vaikščiojimas nuo vieno prie kito. Ir mes žinom, ką jisai padarė. Parašyta, mes 12 skyriuje apreiškimo knygoje skaitome, kad Slibinas, drakonas, nušlavė savo uodegą, ką? Trečdalį žvaigždžių. Kas tie žvaigždės yra angelų įvaizdis. Ką tai reiškia? Jisai patraukė paskui save trečdalį Dievo angelų. Kodėl, kame yra jo kritimo priežastis, yra išdidumas. Jisai nepasitenkino tuo, ką turėjo. Jisai buvo nuostabus, užėmė aukštą padėtį toje dangiškoje hierarchijoje, bet jisai problema buvo iš Pakso partijos. Aš sakau, Paksas mums paliko vieną gerą nuostabų posakį. Mes nusipelnėm gyventi geriau. Ir jisai norėjo, jam buvo gerai. Jisai buvo vienas iš pačių didžiausio, aukščiausio rango turinčių tų dvasinių būtybių, aišku, po Dievu. Ko jisai užsimanė? Jis užsimanė būti kaip? Aš užžengsiu virš Dievo debesų ir būsiu lygus aukščiausiam. Kas tai buvo? Tai buvo išdidumas. Kas yra išdidumas? Klausykit, išdidumas, kad yra žmogus nepasitenkina tuo, kad Dievas jam yra davęs. Paulius iš tikrųjų sako, tie, kurie nori praturtėti,
Yra, sako, jie perveria save daugybę įvairių dieglių, sakykime, skausmų. Todėl, kad, sako, yra gera, sako, pelnas yra gerai su kuo? Su pasitenkinimu. Sako, turėdami valgyti ir drabužį, jis rašė Graikijos gyventojams, nes Graikams jis rašė. Ten šilta, ten gali gyventi ir be namų. Paėmė apsiaustą po kokiu nors ten figmedžių ir ramiai miegi. Bet žiūrėkit, Dievas kalba apie tai, kad mes turime, faktas mes galime turėti troškimą daugiau Dievo, gyventi geresniuose namuose, bet paklausykite, numeris vienas. Pats svarbiausias dalykas yra, žinot, koksai? Yra būti pasitenkinusiu tuo, ką turiu. Kokia didžiausia problema iš tikrųjų, pavyzdžiui, darbuose? Nepatenkinti darbuotojai. Tokių visi yra blogi. Darbdaviai blogi, bendradarbiai blogi, visi blogi. Gerai, ir dabar ką aš noriu parodyti, kad čia yra labai nuostabus pavyzdys. Kas įvyko? Jisai buvo numestas žemėn. Aš noriu patekti šešėmės. Jisai iškrito iš dangaus. Nes kiekvienas, kuris save aukština, bus ką padarytas? Pažemintas. Ir kas save žemina, bus išaukštintas. Dabar, ką padarė Dievas? Dievo atsakymas į šitą sukilimą buvo labai įdomus. Jo tai buvo žmogaus, kuris buvo sukurtas pagal jo atvaizdą ir pavidalą sukūrimas. Ir mes, paklausykit, esam sukurti labai įdomiai. Paklausykit. Mes buvom, dabar aš noriu perskaityti antros skyrius, pradžios knygos, pačią pradžią. Labai trumpai. 7 eilutė. Ir viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių, įkvėpė jo šnervės gyvybės kvapą, taip žmogus tapo gyva siela. Dievas, paklausykite, ką jis padarė, įsivaizduokime dabar šitą sceną, jisai pasilenkė ir iš žemės dulkių suformavo tą pavidalą, kuris buvo koksai negyvas. Ir po to jisai pasilenkė dar žemiau ir jisai įkvėpė į savo burnos, savo gyvybės kvapsnį ir žmogus tapo kuo? Gyva siela. Tad mes esam sudaryti, paklausykit, iš pačio žemiausio įmanomo elemento į žemės dulkių, iš tų elementų. Ir savyje turime taip pat dievišką tą pradą. Ir mes, paklausykit, kas patyrė iš tikrųjų savo širdie kada nors. Viena vertus, tu nori labai kažko tokio, kartais net nežinai ko tokio. Ir tuo pat metu kažkur kitur savo visuose nariuose tu atrandi, kad tu nori kažko tai labai paprasto, kaip nueiti į šaldytuvą ir suvalgyti kažką tai viso labai skanaus. Tai va dabar pažiūrėkime, kas toliau. Šėtonas, ką padarė šėtonas? Jisai žmogų atvedė į kritimą. Kaip jis atvedė? Numeris 1. Mes žinom visi tą istoriją. Jis nepradeda pulti Dievo. Tiesiogiai jisai užduoda klausimą. Paskaitykime, 3 skyrius pati pradžia. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sukūrė. Jis tarė moteriai. Ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų medžio vaisių. Ir tada jisai apkaltinais, ir kada Dievas susimasto, tam tikri klausimai, klausykit, mes turim kontroliuoti savo mintis.
Ir kada šėtonas, paklausykit, mes dažnai neišgirstam tokių klausimų tiesiogiai veidas į veidą, bet kartais mums ateina tam tikri klausimai mūsų širdėje. Jeigu Dievas tave myli, kodėl taip vyksta tavo gyvenime? Kam tai buvo? Mes turim iš karto tam tikras mintis uždaryti. Šalino mane šėtonui. Kodėl? Todėl, kad kartais labai dažnai, šiuo metu dažniausiai, jis ateina į mūsų minčių kambarėlį ir uždavinėja tam tikrus klausimus, kurie būtent nori pakirsti tavo tikėjimą Dievo gerumu. Ir kada Dievas susimastė, jisai iš karto apkaltino Dievą ir pasakė štai ką. Kada tu suvalgysi šitą vaisių, tu tapsi kaip Dievas. Ką jis norėjo pasakyti? Dievas kažką tai nuo tavęs slepia. Tu esi vertas geriau. Nuo tavęs kažką tai, tau kažko tai nedavė. O tu galėtum gyventi geriau. Ir aš ateinu su kaip tavo gyvenimo problemos sprendėjas. Ką padarė žmogus? Žmogus padarė tą patį. Jisai suabejodamas Dievo žodžiu, jis ką padarė? Jisai tapo išdidus. Ir kada jisai tapo išdidus, jis ką padarė? Jis pasikėlė. Ir ką padarė galų gale? Jisai krito. Aš noriu pasakyti vieną įdomų dalyką. Kad mes savo dvasia trokštame Dievo ir dvasinių dalykų, savo kūnų mes trokštame ko? Esam sujungti su materialiu pasauliu. Ir šėtonas iš tikrųjų privertė žmogų kristi į kur? Į tą materialumą. Iš tikrųjų didžioji žmonijos dalis šiandieną, kas jam yra gerai? Jie yra susikoncentravę į tuos materialius dalykus. Viskas. Ir tai neprieštarauja tarp kitko tai, ką sakė Paulius. Paulius sako, turėdami tai ir tai, ką valgyti ir apsirengti, būti patenkinti. Jis turėjo menį apie tai, kad mes neturim trokšti turtų, bet aš pasakysiu, kad yra daugiau. Daugiau. Gerai, dabar žiūrėkit. Koks yra Dievo sprendimas, kada žmogus krenta. Kada žmogus krenta, mes atsimename, jisai pasilenkė ir ką padarė? Suformavo jį, jis dar labiau pasilenkė ir jisai įkvėpė gyvybės kvapsnį, bet kada krenta žmogus, jisai nusižemina dar labiau ir ką jis padaro? Jisai prisiima kūną pats. Laiškas Hebrajams 2 skyrius. Ir va čia paklausykite. Laiškas Hebrajams 2 skyrius. Antras skyrius, 14. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jėzus lygiomis juos prisėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnią. Ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Taigi, Jėzus buvo visada. Jis kartu su tėvu ir šventąja dvasia pasakė, sukurkime žmogų. Bet štai dabar jisai prisiima kūną. Ir dar tikslesnis, paklausykit, to apibūdinimas yra atrandamas antrame laiško Filipiečiams skyriuje. Nes, matote, kada mes ateiname į Jėzų, tampame Kristuje, mes tampame Dievo vaikais. Mes ateiname dažnai su senais įsivaizdavimas. Ar tiesa? Aš verčiau tokią knygą, kurios niekada neišleidau. Čia šėtonas pasirūpino, nes aš 5 kartus kažkas sunaikino mano vertimą.
Arba vieną kartą ten paslėpė taip knygą, vaikai užmetė už radiatoriaus. Ir aš dingo, kaip tu gali versti knygą, kad tu ne. Bet tas Čarlzas Finėjas, tos knygos autorius, sako, kada mes ateiname pas Jėzų? Sako, mes galime tą savo naudiškumą, matydami Dievo meilę, dar labiau praplatinti. Ir viską. Dievas myli. Dievas nori. Žinot, kas yra iš tikrųjų šiuolaikinis toks, kaip dažniausiai apibūdinamas žmogus? Būtent tu esi labai, labai fantastiškas. Tau niekur nereikia save žeminti. Tau reikia tiesiog išlavinti, atskleisti visą savo potencialą. Bet iš tikrųjų, jeigu mes labai nuoširdus būsim su savimi, aš noriu pasakyti, kad mes tikrai pamatysime, kad yra tam tikrų dalykų ir situacijų, vietų, kur mums reikia, ką padaryti, nusižeminti. Ir pažiūrėkime, kaip laiškas Filipiečiams rašo. Čia Paulius, aišku, rašo Filipiečiams. Pats nepasirašė, žiūrėkite. Čia yra nuostabus Jėzaus pavyzdys. 2 skyrius 5 eilutė. Mąstykite taip, kaip Kristus Jėzus. Ir tikslesnis vertimas, žinot, koks tai būtų? Tegul būna jūsų tokia nuostata, kokia buvo Kristuje Jėzui. Čia yra, graikiškai čia yra ne veiksmažodis, bet daiktavardis. Fronesis. Žodžiu, kuris esybę būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir esybę tapo vergas. Čia tikslus vertimas būtų vergas. Ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties. Iki kryžiaus mirties. Taigi, nusižeminimas visada mus veda į kur? Į klusnumą. Dabar, kas seka toliau? Todėl Dievas jį išaukštino virš visų ir suteikė jam vardą aukščiau visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis žemėje ir po žemė, kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ką mes matome? Mes matome Jėzų, kuris ką padarė? Jis nusižemino ir ką Dievas padarė tėvas? Jį išaukštino. Ką tai reiškia? Kad kiekvienas, kuris save žemina, bus ką? Išaukštintas. Ir kiekvienas, kuris save iškelia, bus ką? Pažemintas. Ir čia mes matome du skirtingus, paklausykit, du veikėjus. Mes matom Šėtoną ir Jėzų. Šėtonas ką padarė save? Jis save iškėlė. Jis paskui patraukė. Paskui save. Paklausyk, ir aš nepasakiau to pagrindinio dalyko. Šėtonas vaikščiojo iš tikrųjų po dangų ir kalbėjo, paklausyk, Dievas su tavim neteisingai elgiasi. Tu gali gyventi ir tu verta daugiau. Ką jis padarė? Nes mes žinom, kad tai buvo ne prekyba, bet vaikščiojimas nuo vieno prie kito. Ir jisai patraukė. Šiuo atveju Jėzus, kuris turėjo viską, jis buvo Dievas, kuris viską sukūrė. Jisai nusižemina ir yra išaukštinama. Bet dabar žiūrėkit, kas toliau. 12 eilutė. Čia ne tik tai pavyzdys. Žiūrėkit, ne tik tai Jėzus, bet taigi mano mylimieji. Čia, kada mes sakome taigi, kada mes darome išvadą. Amen? Tai taip pat tinka mums. Taigi, mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavo tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man esant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėjimu. Paklausykite, ką tai reiškia? Tai reiškia, taip mes esame išgelbėti.
Bet būdami išgelbėti mes turim būti nuolankus kaip Jėzus, nes Jėzus yra mūsų pavyzdys. Jis sako, ateikite pas mane ir mokykitės iš manęs. Kodėl? Tokios iš romos ir kokios širdies? Ir nuolankios širdies. Ir jūsų sielos ras atgaivą. Aš pasakysiu vienas dalykas, kurio neturi išdidų žmonės. Žinot, ko neturi? Neturi ramybės ir atgaivos. Tu gali turėti daug alkoholio, daug moterų, daug ko tik tai nori, pinigų. Bet neturi atgaivos ir ramybės. Nes vienintelis tikros pasiliekančios, nepranykstančios ramybės šaltinis yra kas? Dievas. Ir mes galime atrasti ją tik tai su Dievu, kada esame jo paskirtoje pozicijoje. Dabar aš noriu perskaityti labai greitai porą pavyzdžių biblinių, kur įvairių žmonės patvirtino šitą taisyklę. Skaičių knyga. Pradėsim gal nuo toliau trupučiuką. 2 Samuelio knyga. 2 Samuelio knyga, 15 skyrius. Yra istorija, labai įdomi istorija apie vieną Dovydo sūnų vardu Abšalomas. Pats vardas iš tikrųjų labai įdomus, nes Abšalom reiškia, žinot ką? Reiškia ramybės tėvas. Bet jaunuolis buvo labai neramus kažkodėl taip. Ir jūs pastebėjot, kartais būna tokie ramūnai, kurie labai neramus. Tai va, žiūrėkit, ir kas čia įvyko? Žiūrėkit, Abšalomas įsigijo vežimų bei žirgų ir 50 vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. Jis keldavosi ankstėsi, stodavo šalia kelio prie vartų. Jei koks žmogus su savo byla eidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo, iš kurio tu miestų. Kai tas atsakydavo, tavo tarnas yra iš tokios Izraelio giminės, Abšalomas jam sakydavo, tavo reikalas yra geras ir teisingas. Man labai panašu į šėtoną. Bet karalius neturi, kas tave išklausytų. Jei mane paskirtų krašto teisėjų, pas mane galėtų ateiti kiekvienas, turis bylą ar skundą, ir aš apginčiau jo teisės. Jei kas norėdavo Abšalomui nusilenkti, karaliaus sūnus visgi, jis ištiesęs ranką tą apkabindavo ir pabučiuodavo. Taip Abšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karaliaus teismą. Abšalomas tokiu būdu, čia parašyta pavergė širdis, tikslus žodis, kuris yra originaliai yra, pavogė izraelitų širdis. Kas buvo karalius? Karalius buvo Dovydas. Bet staiga mes matom, kad Abšalomas įsteigęs karalystę karalystėje. Kaip ir šėtonas padarė dangoje, jisai tenai, Dievas yra valdžia, ir ten šalia lygiai greičiai jau prasidėjo kažkas kito naujo. Kažkokia tai, kaip žinot, būna šešėlinė vyriausybė. Bet mes suprantame, šešėlinė vyriausybė, ten viskas legaliai. Bet šiuo atveju tai nelegalu. Ir jisai vieną dieną sako, tėve, leisk man vykti į Hebroną, aš noriu vykdyti savo įžadus, kuriuos daviau, kada gyvenau svečioj šalyje, buvau išvažiavęs į Airiją, emigraciją ir dabar grįžau, reikia įvykdyti įžadus. Ir jisai tenai paskelbė save karaliumi. Ir visas Izraelis nuseka paskui juo. Kuo baigėsi šitą jaunuolio istoriją? Matome, jaunuolis tikrai labai talentingas, lyderis, organizatorius. Ir jis suorganizuoja sąmokslą prieš tėvą. Bet kuo viskas baigėsi? Jis baigėsi tuo, kad jisai numiršta, jį nužudo. Kodėl? Vyksta mūšis ir tame mūšyje jisai žūsta. Dabar kitas pavyzdys. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas, kuris save aukština, bus kas? Pažemins. Ką jis padarė? Klausykite. Aš manau, kad man nereikia netgi klausti, kas norėtų būti karalius kokiu nors sūnum ar dukterim, ne? Princu arba princesė. Visi norėtų, aš norėčiau.
Bet jam to neužteko, jisai norėjo būti geriau. Dabar Skaičių knyga, 16 skyrius, dar viena istorija apie žmonių, kurie buvo nepatenkinti. Jie tarp kitko irgi nebuvo kažkokie vargšeliai, varguomenė, bet jie buvo nepatenkinti tą esamą savo padėtimi. Korachas, Skaičių knyga 16 skyrius. Levio sūnaus, Kehato sūnaus, Iccharo sūnus ir iš Rubeno sūnų Eliabo sūnus Datanas ir Abiramas bei Peleto sūnus Onas sukilo prieš Mozę. Ką reiškia sukilo? Jiems nepatiko ta situacija, kur yra, ir jie norėjo daugiau. Žiūrėkit, kas jie sako. Prie jų prisidėjo 250 izraelitų tautos kunigaikščių. Tai buvo ne varguomenė, žinomų bendruomenė ir gerbiamų vyrų. Jie susirinkę kalbėjo prieš Mozę ir Aaroną. Gana judviem. Visi izraelitai yra šventi ir viešpats yra tarp jų. Kodėl judu keliatės aukščiau viešpaties tautos? Dabar aš užduosiu du klausimą. Ar Mozė pats sugalvojo išvesti izraelitus iš Egipto? Ne. Mes atsimenam tą istoriją prie degančio krūmo. Ane? Jisai pamato, krenta žemę, nusima tas kurpes prieš tai ir sako, aš esu viešpats, jūsų dievas, aš sakau, išvesk mano tautą. Jisai sako, ne, viešpatie, mane, ne. Aš sako, aš labai blogai kalbu, aš mykščiau. Gal ką nors kitą. Sako, gerai. Turi Aaronas labai iškalbus, jis kalbės už tave. Jisai nenorėjo. Žinot, ir aš pasakysiu, aš matau vieną labai įdomų tokį dalyką. Dažniausiai Dievas pasirenka tuos žmonės, ne kurie labai nori, bet tuo, kurie visai nenori. Pavyzdžiui, Jeremijas. Jam sako, Dievas, pavyzdys, 17, tai pabaigsim tą istoriją. Čia reikia įsidėti kažką tai. Man tik dabar atėjo. Šitas Jeremijas, 1 skyrius, dabar gerai atsimenu, 7 eilutė. Žiūrėkit. 1 eilutė, 5 eilutė. Nuo 4. Viešpats kalbėjo man, sakydamas, pažinau tave prieš sukurdamas motinos įšyse, prieš tau išeinant iš jų aš pašventinau tave ir paskyriau pranašo tautoms. Aš atsakiau. Jeremijas pasakė, mes dažnai kai kurie pasakytume, halleluja, aš pranašas. Ne taip kaip kai kurie. Ką pasakė Jeremijas? Ak, viešpati Dieve, aš nemoku kalbėti, nes esu tik vaikas, bet viešpats man sakė, nesakyk, aš esu vaikas, bet eik pas ką tave siūsiu ir kalbėk, ką tau liepsiu. Nebijok jų, nes aš esu su tavimi ir tave išgelbėsiu. Labai dažnai žmonės, kurie yra Dievo šaukiami, jie jaučiasi kokie neadekvatūs. Siūs ką nors kitą, gal vateleną. Žiūrėkit, kas toliau. Kaip čia su ta Mozė baigėsi ir su tais izraelitais, kurie sukilo prieš jį. 16:4 Skaičių knyga. Tai išgirdęs Mozė puolė ant žemės ir kalbėjo Korachui ir su esantiems. Rytoj viešpats parodys, kas yra šventas ir kas yra jo. Tiems, kuriuos jis įsirinko, jis leis prisartinti prie jo. Kiekvienas imkite savo smilkytuvus, tu Korachai ir visas tavo būrys. Pasiėmę ugnies, užberkite ant jos smilkalų viešpaties akivaizdoje. Kurį jis įsirinks, tas bus šventas, jūs Levio sūnus keliatės, matot, aukštinate save per aukštai. Mozė sakė Korachui, klausykite Levio sūnus, ar jums dar maža, vadinasi, jau turėjo kažką tai, kad Izraelio Dievas jūs įsirinko iš visos tautos ir pašaukė eiti tarnystę viešpaties palapinėje ir tarnauti tautai.
Jis pašaukė savo tarnystę į tave ir tavo brolius levitus. Tai kodėl dar reikalaujate kunigystės? Kodėl sukilote tu ir tavo pasekėjai prieš viešpatį? Kasgi yra Aaronas, kad prieš jį murmate? Mozė pasiuntė pašaukti abu Eliabo sūnus Dataną ir Abiramą. Juodu atsakė, mudu neisime. Ar tau dar maža, kad mus išvedė iš žemės, plūstančius pienu ir medumi, kad nužudytum dykumoje? Ar dar nori mums viešpatauti? Sutrumpino 15 eilutė. Mozė labai įpykęs meldė viešpatį. Nežiūrėk į aukas, aš neėmiau iš jų nei asilaičio, nei vieno neskriaudžiu. Mozė sakė Korachui, rytoj tu ir visas tavo bendrys stokite viešpasės akivaizdoje, tu jie ir Aaronas. Ir kuo viskas baigėsi? Viskas baigėsi. Dvidešimt 26 eilutė. Mozė tarė tautai, pasitraukite nuo šių piktadarių palapinių ir nelieskite nieko, kas jiems priklauso, kad ir jūs nežūtumėte dėl jų nuodėmių. Visiems pasitraukius nuo Koracho, Datano ir Abiramo palapinių, Datanas ir Abiramas išėję stovėjo savo palapinių angose kartu su žmonomis ir vaikais. Mozė tarė, dabar matysite, kad viešpats siuntė mane visą tai daryti ir kad aš nieko nedariau savo valia. Jei jie mirs paprastą mirtimi, kaip miršta visi žmonės, tai viešpats manęs nesiuntė. Bet jei viešpats padarys naują dalyką, kad žemė atsivers, praris juos ir visa, kas jiems priklauso, ir jie visi pateks į mirusių buveinę, žinokite, kad jie pikžodžiavo viešpatį. Kai jis tik baigė kalbėti, žemė prasiskyrė po jų kojomis ir atsivėrusi prarijo juos su jų palapinėmis, žmonėmis ir visų lobių. Jie gyvi nugrimzdo į mirusių buveinę ir žemė apdengė juos ir jie buvo išnaikinti iš susirinkusiųjų. Kas įvyko? Dievas negirdėjo šitos istorijos. Baisi istorija, ne? Siaubo filmas. Dievas nustatė tam tikrą valdžią. Ta valdžia buvo kas? Mozė ir Aaronas. Ir čia kai kurie pasakė, klausykite. Aš kartais girdžiu bažnyčiose, žmonės sako, iš tikrųjų sako, mes visi esame vienodi. Aš iš tikrųjų sakau, kad mes visi esame vienodi. Mes esame Dievo vaikai. Bet bažnyčioje Dievas nustatė tvarką. Yra pastorius, yra vyresniai. Ir žmonės sako, ne. Čia mes kažko nesusitarėm. Ir aš pasakysiu, niekas, klausykite atidžiai, niekas negali nieko gauti, jei jam nebus duota iš kur? Iš dangaus. Jeigu kažkas turi, tai turi iš dangaus. Jeigu kažkas turi žmoną, kodėl turi žmoną? Iš dangaus davė. Aš norėjau vieną mergaitę gauti. Meldžiausi metus, pasnikavau 26 dienas ir Dievas, žinot, ką man pasakė? Tu nieko negali gauti, nes jai neduota iš dangaus. Aš aišku nesupratau tuo metu. Nes mano mintis buvo, žinot, kaip būna, kai bulis pamatė raudoną šitą skepetą, jis jau tunelinis mąstymas. Viskas. Tai brangiai, tokia yra pamoka šiandienos, kad mes iš tikrųjų turime būti nuolankūs. Ir dabar klausykite, pabaigai, aš noriu perskaityti, iš tikrųjų gerai žinomą eilutę iš Jokūbo 4 skyrius. Taigi mums numeris 1 turim būti nuolankus prieš ką? Prieš Dievą. Dievas sukūrė mus kam? Numeris 1 bendravimui, asmeniniam bendravimui su juo. Ir mes niekada nebūsime laimingi, jeigu mes neturėsim to asmeninio bendravimo. Nes būtent tam Dievas mus ir sukūrė. Jokie materialūs dalykai, jokios moterys, jokie vyrai,
nepadarys mus nuolatinai patenkintų. Kodėl žmonės, kurie buvo ten susikoncentravę tuos dalykus, keičia tuos, pavyzdžiui, vyrus, moteris? Kodėl? Todėl, kad tai negali patenkinti. Tai negali patenkinti. Mus gali patenkinti tik Dievas. Gerai, Jokūbo 4 skyrius. Šešta eilutė. Bet jis duoda dar didesnę malonę, todėl sako, Dievas išdidiems ką daro? Priešinasi. Ar jis myli juos? Jis myli juos. Bet jisai įsteigė principą, kad kas save aukština, bus koksai? Jis bus pažemintas. Kas pažemina jį? Dievas pažemina. Tad Dievas išdidiems, mes matėme, Abšalomas, Abiramas, Korachas, Liuciferis tapė šėtonu. O nuolankiems teikia malonę. Todėl, dabar žiūrėkit tikslus vertimas, pasiduokite, pakluskite Dievui. Ta žodis graikiškai reiškia atsiraskite po Dievo valdžia. Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Ir ką reiškia šitą eilutę? Vieną dalyką. Jeigu mes esame išdidūs, mes neturime Dievo malonės. Kas yra Dievo malonė? Tai nėra kažkokia tai teologinė koncepcija, teorija. Malonė yra reali Dievo jėga. Kaip Eglė šiandieną citavo savo. Raudų knyga, Jeremijo raudų knyga, 3 skyrius, 23-24. Jo malonė atsinaujina kada? Kas rytą. Tai reiškia, mes kas rytą turime susitikti su juo, kad mes priimtume jo malonę. Kas yra malonė? Yra Dievo jėga. Jėga. Dievo jėga. Jeigu mes nepriimame kiekvieną dieną iš jo tos jėgos, mes negalime pasipriešinti šėtonui. Žiūrėkit, ką jis padarė? Jisai perkelė mus, mes buvom išgelbėti kuo? Malonę per tikėjimą. Kaip tai įvyko? Mes išgirdom gerą naujieną, išpažinom Jėzų savo viešpačiu ir gelbėtų. Ir kas tai vyko? Parašyta, jisai perkelė mus iš tamsos valdžios į kur? Į savo mylimo sūnaus karalystę. Ką tai reiškia? Kad malonė buvo ta malonė per tikėjimą, kuri perkelė mus iš tamsos valdžios į mylimo sūnaus karalystę. Ir mums todėl reikia kiekvieną dieną. Ar mes esam kiekvieną dieną kovoje su šėtonu? Amen. Vaikai čia neseniai žiūrėjo tokį filmą, Briusas Visagalis. Mes suprantam komediją. Dievas išėjo atostogui mėnesiui. Suprantam, čia yra komedija. Bet šėtonas neišeina atostogų. Nei akimirkai. Mes esam nuolatinėje kovoje. Ir kad mes galėtume pasipriešinti jam. O mums reikia priešinti kada? Nuo ryto iki vakaro. Kartais net reikia priešinti sapnuose. Aš turėjau vieną sapną. Vienintelis protingą tokį sapną, kurį tikrai, šiandien aišku buvo labai geras sapnas. Sapnavau, aš dabar visiškai išjungiu visas, kaip šitas politinės naujienas, sapnavau, kad meldžiausi už Zelenskį. Ir kai paklausiau, galvoju, eik tu savo, kaip gerai meldžiuosi. Paskui, kada baigėsi malda, aš galvoju, reikėjo dar pasimelsti su atgailos malda. Ir pradėjau jį iškoti, jisai buvo tualete. Ir paskui buvo trileris kažkoks dingo jisai, nesigebėjau su juo pasimelsti atgailos malda. Bet vienintelis toks protingas sapnas buvo, kad aš vienam sapne susidūriau su ragana. Ir ragana sako, duok man savo ranką. Sako, aš tau papūsiu.
Ir mane nustebino atsakymas, kurį aš pasakiau, nes aš būčiau nepasugalvojęs. Sakau, aš pasakiau taip. Mano likimas yra įrašytas mano gelbėtojo rankoje. Aleliuja. Todėl, brangiai, būkime nuolankus prieš Dievą. Prieš Dievą, tarp kitko, nuolankiem būti lengva. Ar amen? Mes suprantam, jisai yra šefas. Su geriau sutarti gerai. Nes vis tiek vieną dieną reikės susitikti. Bet kitas dalykas, paklausykit, kur sudėtingumas yra būti nuolankiems prieš artimą. Va čia yra mūsų tikro nuolankumo testas, nes su kuo mes susidurėm iš tikrųjų. Galiu pasakyti, kaip Paulius pasakė. Sako, broliai, pažiūrėkite jūsų pašaukimą. Kai kurie žmonės galvoja, kodėl bažnyčiose va tokie žmonės susirenka. Aš pasakysiu, čia Dievas išsirinko. Sako, pažiūrėkite jūsų pašaukimą. Sako, nedaug jūsų tarpe ko? Išmintingų, nedaug turtingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas tai, kas yra niekas, išsirinko tam, kad sugėdintų tuos, kurie yra kas? Kažkas. Vadinasi, ką padaro? Dažniausiai, kad tokie žmonės yra. Nu, kas aš? Niekas. Aleliuja. Tinkamas kandidatas. Kodėl jisai, ką daro? Nuolankius išaukština, o išdidžius pažemina. Todėl pabaigsiu Jėzaus žodžiais. Ne Jėzaus Petro žodžiais. Nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs laiko atėjus. Amen. Aš jau dar buvau paruošęs dar ten porą punktų, bet aš galvoju, kad sustosim šį geroje vietoje. Dieve, brangi šventoji dvasia, mes prašom Jėzaus vardu iš tikrųjų, parodyk mums, kur mes turime iš tikrųjų nusižeminti po tavo galingą ranką, kad tu nepažemintum mūsų, kaip tu pažeminai, Dieve, Abšalomą, tu pažeminai Dataną, Abiramą, daug Nabukadnesarą, Dieve. Parodyk mums iš tikrųjų, Dieve, tas rytis, kur mes turime iš tikrųjų nusižeminti prieš tave. Kad tu mūsų nepažemintų, nes tu pasakei savo žodį, kad tu išdidiem priešinasi, kad kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas. Ir kuris save žemina, bus išaukštintas. Dieve, parodyk mums tas rytis, tas vietas, tos gal santykius su tam tikrai žmonėmis. Iš tikrųjų, kur mes iš tikrųjų turime nusižeminti, Dieve. Nusižeminti, kad gautume tavo malonę. Kad mes nebūtume išdidus, bet be malonės, bet kad būtume nuolankus ir turėtume tavo malonę. Tavo malonę. Tavo malonė, kuri, kaip Dovydas pasakė, yra brangesnė už gyvenimą. Ir mes dėkojam, Dieve, tau. Mes dėkojam tau už šitą žodį, kuris pasisėjo mūsų širdyse, pasisėjo mano širdyje, kitų širdyje, Dieve. Man taip pat reikia nusižeminti. Aš dėkoju, Dieve, kad šitas žodis veiks ir atliks tą darbą, kuriam yra skirtas. Mes sudedam tau, Dieve, visą šlovę ir visą garbę Jėzaus vardu. Amen. Amen.